Šiandien dviračių industrija tai $50 milijardų monstras. Čia dirba aukščiausio lygio inžinieriai, rėmai testuojami vėjo tuneliuose, o dviratis kainuoja brangiau nei automobilis. Taip. Labiausiai nuvalkiotas palyginimas. Bet tai yra iš tikrųjų tiesa. Taip pat turime elektroniką, hidrauliką, kosminės medžiagas ir viskas tam, kad būtume greitesni. Bet žinot ką, viskas prasidėjo ne laboratorijoje ir tikrai ne verslo susitikime su kostiumais. Viskas prasidėjo čia nuo šių kelių hipių Kalifornijoje 70-aisiais. Jie neturėjo jokio verslo plano, tiesą sakant, jų planas buvo tiesiog parūkyti, užlipti ant kalno ir nusileisti žemyn nenusisukus galvos. Viskas. Tiesiog norėjo gerai praleisti laiką. Ir patys to nežinodami šitie bičiai su metalo laužo netyčia sukūrė tai, ko mes važinėjom ir šiandien. Bet kaip šitie surdėję kledarai tapo milijardinė industrija? Ir kodėl patys šios revoliucijos kūrėjai liko už borto? Prisisek šalmą, tikrai bus duobėta kelionė. Persikelkime į 70-mečio pabaigą šalia San Francisco. Tuo metu dviračių pasaulis buvo, kaip čia pasakius, nuobodus. Egzistavo tik plentiniai dviračiai, jie buvo greiti ant asfalto, bet jei pabandytum su tokiu nulėkti nuo kalno, greičiausiai lūžtų pusiau. O mūsų herojai, tokie veikėjai kaip Harry Fisheris ar Charlie Kellis, norėjo adrenalino. Jie norėjo lėkti miškais ir kalnais, ten, kur policija neužuodžia, ką jie rūko. Bet buvo problema, nebuvo dviračių, kurie atlaikytų tokias apkrovas. Ir ką jie darė? Jie ėjo į sąvartynus, ir tai tikrai yra rimtai. Jie ieškojo senų 1930 ir 40 metų amerikietiškų dviračių, tokių kaip Schwinn Excelsior, tai buvo tie klasikiniai paštininkų dviračiai. Kad labiau įsijaustum, įsivaizduok, pasiemi seną sunkų dviratį iš savo kaimo, žinai, tas, kur sveria kaip pusę karvės, kaimiškai sakant. Tada uždedi ant jo storiausias padangas, kokias tik randi, ir bandai lėkti su jo žemyno kalnu. Jie tokius dviračius vadino kliunkeris. Lietuviškai tai būtų kažkas panašaus į kledaras arba lūžina. Jie buvo sunkus, sudėtingai valdomi, neturėjo jokių bėgių, bet svarbiausia, jie buvo iš plieno ir nelūžo. Tai buvo grynas džiaugsmas. Tik smulki problemėlė - fizika. Kai tu sveri 80 kg, tavo kledaras sveria dar 25 ir lėki žemyn stačių žvyrkelių. Kažkaip juk reikia sustoti. O šitie dviračiai turėjo stabdžius, kurie buvo pagaminti dar 1930 metais. Kad būtų linksmiau, chebra pradėjo rengti neoficialias varžybas, kurios vadinosi repek. Kodėl repek? Ogi todėl, kad po kiekvieno nusileidimo galinė stebulė nuo stabdymo įkaisdavo tiek, kad iš jos tiesiog to žodžio prasme išvarydavo visas tepalas. Tepalas tiesiog iškepdavo. Ir prieš kiekvieną kitą važiavimą tas stebulės reikėdavo išardyti, pertepti, perinkti. Skamba kaip ir smagiai, iki kol nereikia vėl leistis nuo kalno. Ir šita bėda tapo viena iš revoliucijos variklių. Jiems reikėjo geresnės įrangos ne dėl mados, o tiesiog, kad išgyventų. Ir čia į sceną žengia Joe Brizas. Jis buvo pirmasis, kuriam tiesiog trūko kantrybė, nebenorėjo raustis tose šiukšlynuose ir nusprendė susivirinti rėmą pats. Ir taip gimė Breezer 1, Breezer 1, pats pirmas dviratis pasaulyje sukurtas specialiai bekeliai. Šiandien jis stovi muziejuje ir yra tiesiog neįkainojamas. Tada atsirado Tomas Ričis. Šitas bičas savo garaže virino rėmus taip greitai ir kokybiškai, kad Harry Fisheris pamatęs progą iškart pasiūlė įkurti įmonę. Labai paprastų pavadinimų. Tai yra Mountain Bikes. Tai buvo pirmasis kartas istorijoje, kai iš vis buvo pavartotas šis terminas. Ir jis ne šiaip savo virino rėmus, jis eksperimentavo, darė juos lengvesnius, stipresnius, skolinasi dalis iš motociklo, montavo rimtus stabdžius, pavaras, viskas tam, kad galėtum ne tik lėkti nuo kalno, bet ir savo jėgomis užbinti į kalną. Ir žinot, nors šita istorija sena, tas auksarankių judėjimas niekur nedingo. Noriu trumpam staptelėti ir parodyti, ką šiandien daro mano draugai iš Cargo Bikes Vilnius. Čia nėra jokios užsakytos reklamos, tiesiog noriu pasidalinti tuo, kas tikra. Šitie bičiai viską daro savo rankomis, virina custom plieninius rėmus, konstruoja nuo hardtailų iki gravelių ar net unikalių kažkokių baikrekų. Kai matai, kai dirba su metalu, supranti, kad tas tikrasis amatas, kurio nereikia slėpti masinę gamybą, vis dar yra čia pat Vilniuje. Tai tiesiog pagarba kokybei ir plienui. Gražiausia, kad ta visa MTB pradžia buvo visiškai, šiuolaikiškai sakant, open source. Tomas sugalvodavo geresnį rėmo kampą, parodydavo Gariui, Garis Joe,
ir visi kartu taip tiesiog tobulėjo. Jie nuoširdžiai manė, kad tai liks tiesiog hobis 10 ar 20 draugų iš to paties rajono. Niekas negalvoja apie patentus ar kažkokius milijonus. Bet, kaip visada, atsiranda tas vienas žmogus, kuris vakarėlėje pamato ne tik linksmybės, bet ir verslo galimybę. Ir būtent tai pakeitė viską. Susipažinkite, Maikas Sinjardas, vyrukas, kuris nesenai buvo įkūręs mažą kompaniją keistų pavadinimu Specialized, kuri tuo metu tik importuodavo padangas ir detalės iš Italijos. Maikas, pamatęs, ką daro tie vaikinai Kalifornijos miškuose, suprato, tai ne tik hobis, bet ir iš tikrųjų galimybė uždirbti iš to. Taigi Maikas nusipirko vieną iš tų rankų darbo garaže suvirintų Tomo Ričio rėmų, sumokėjo kelius šimtus $. Viskas kaip ir būtų sąžininga, ar ne? Bet tada su tuo rėmu po pažastimis sėdo į lėktuvą ir nuskrido tiesiai į Japoniją. Į didžiulę, modernę gamyklą. Numetęs tą rankų darbo rėmą ant stalo, japonų inžinieriams pasakė maždaug taip: nukopijuokit šitą daiktą ir padarykit man 500 vienetų greitai ir pigiai. Taip 1981 metais gimė Specialized Stump Jumper. Tai buvo pirmasis kalnų dviratis, kurį galėjai tiesiog nueiti ir nusipirkti parduotuvėje, nelaukdamas pusę metų, kol kažkas į garaže suvirins. Garis Fischeris vėliau sakė, mes buvome apgauti, tai buvo mūsų idėja, tai buvo mūsų dizainas, o jis tiesiog jį pasiėmė. Maikas atsakydavo, aš tiesiog padariau tai, ko jie negalėjo. Aš daviau kalnų dviratį žmonėms. Tai buvo daug pykčio, kai kas tai vadino vagystė, kai kas išdavystė, bet žiūrint iš šiandieninės perspektyvos, ar tai buvo vagystė, o gal puikus verslo ėjimas? Jei ne Maikas Sinjardas ir masinė gamyba kalnų dviračiai, galbūt ir būtų likę tik keletos keistuolių hobių Kalifornijoje. Būtent šis žingsnis padarė dviračius prieinamus ir mums, bet pradininkams tai buvo skaudus smūgis. Po Stump Jumperio viskas sprogo. Sprogimas buvo toks didelis, kad jau 96 metais kalnų dviračių sportas tapo olimpinė šaka. Per mažiau nei 20 metų nuo sąvartyno iki olimpiados. O kas nutiko mūsų herojams? Jie niekur nedingo. Gary Fischeris vis dar yra unikali dviračių pasaulio ikona, Tomas Ričis iki šiol pats virina rėmus ir yra laikomas legenda. Gal jie ir neuždirbo tų visų milijardų, kuriuos susižėrė didžiosios korporacijos, bet jie uždirbo kai ką svarbiau – nemirtingumą šio sporto istorijoje. Šiandien mes dažnai pykstam dėl kylančių dviračių kainų, dėl marketingo triukų, dėl nesibaigiančių naujų standartų. Ir tai suprantama, bet kartais labai sveika prisiminti, kad viso šito pradžia buvo ne pelno siekimas ar kažkokie verslo planai. Pradžia buvo tiesiog chebra, kurie su senais kledarais norėjo gerai praleisti laiką miške su savo draugais. Ir galbūt, kai kitą kartą lėksi su savo dviračiu, nesvarbu, ar jis kainuoja 100 ar 10 000 eurų, prisimink tą jausmą, nes tai ir yra visa esmė. O šiaip gal jau laikas kažkokiam veiksmui, kaip galvojat? Ačiū, kad žiūrėjot, ir jeigu išbuvai jau iki pat galo, tai būtinai paspausk laiką, parašyk komentarą ir iki kitų kartų. Davai.